Plaukti pasroviui. Mano puikiausią ginklą prie žmonių sudaro du slapti principai, per kuriuos aš galiu valdyti jų protus. Pirmiausia, kalbėsiu apie įpročio principą, per kurį aš tyliai įseilinu į žmonių protus. Naudodama šį principą aš sukuriu plaukimo pasroviui įprotį. Kai žmogus pradeda plaukti pasroviui, dėl bet kokio dalyko, jis tiesiu taikymu eina prie pragaro vartų. Žmonės, kurie galvoja patys, niekada neplaukia pasroviui, o tie, kurie patys mažai galvoja arba visai negalvoja, ir plaukia pasroviui. Pasroviui plaukiantis žmogus yra žmogus, kuris leidžiasi, kad jį paveiktų ir valdytų aplinkybės už jo paties proto ribų. Jis verčiau leis man užimti jo protą ir galvoti už jį, užuot varginęsis ir galvojęs pats. Pasroviui plaukiantis žmogus yra žmogus, kuris priima viską, kad ir ką gyvenimas būtų jam paruošęs, ir dėl to nei prieštarauja, nei nekovoja. Jis nežino, ko nori iš gyvenimo, ir visą laiką praleidžia gaudamas tik tiek. Pasroviui plaukiantis žmogus yra žmogus, kuris turi daug nuomonių, bet nė viena iš jų nėra jo paties. Daugumą jų parūpinu aš. Pasroviui plaukiantis žmogus yra žmogus, kuris proto atžvilgiu yra pernelyg tingus, kad galvotų savo galvą. Dėl šios priežasties aš galiu valdyti žmonių mąstymą ir pasėti savo mintis jų protuose. Aš užvaldau žmogaus protą, kai jis dar yra jaunas. Kartais aš pakloju pamatus proto užvaldymui, kol žmogus dar nėra gimęs, manipuliuodamas to žmogaus tėvų proto. Kartais aš einu kur kas toliau ir paruošiu žmonės savo kontroliai per fizinį paveldimumą. Todėl ir turiu du būdus, kaip paveikti žmogaus protą. Padedu atvesti į pasaulį žmonės su silpnu protu, suteikdamas jiems kaip įmanoma daugiau jų protėvių silpnybių, šiems dar negimus. Tai vadinama fizinio paveldėjimo principu. Žmonėms gimus, aš pasinaudoju aplinka, kaip ir kokiu būdu juos valdyti. Štai kur pasirodo įpročio principas. Protas tai yra tik bendra žmogaus įpročių suma. Žingsnis po žingsnio aš patenku į protą ir sukuriu įpročius, kurie galiausiai veda prie to, kad aš visiškai užvaldau protą. Aš patenku į žmonių protus per mintis, kurias jie laiko savomis. Man naudingiausia yra baimė, prietaringumas, šykštumas, godumas, geidulys, kerštas, pyktis, tuštybė ir paprasčiausia tinginystė. Per vieną ar daugiau iš jų aš galiu patekti į bet kurį protą bet kuriame amžiuje. Bet geriausius rezultatus pasiekiu, kai užvaldau protą, kol jis dar yra jaunas, kol jo savininkas neišmoko uždaryti kurių nors iš šių 9 durų. Tada aš galiu įtvirtinti įpročius, kurie amžinai paliks atviras duris. Kaip jau sakiau anksčiau, paleidžiu žmonės plaukti pasroviui, kol jie dar yra jauni. Aš priverčiu juos plaukti pasroviui mokykloje, kai jie nežino, kokios profesijos norėtų siekti gyvenime. Čia aš prigaunu daugumą žmonių. Įpročiai yra susiję. Nuplaukite pasroviui viena kryptimi ir greitai jūs plauksite pasroviui visomis kryptimis. Taip pat naudoju aplinkos įpročius, kurie man padeda tvirtai sugriebti savo aukas. Antras pagal veiksmingumą mano triukas, kuriuo pasinaudodamas aš išvystau plaukimo pasroviui įprotį, yra pasinaudojimas tėvų ir valstybinės mokyklos mokytojų
bei tikybos mokytojų pagalba. Mano antras pagal veiksmingumą triukas visai nėra antras, jis yra pirmasis, nes be jo aš niekada negalėčiau užvaldyti jaunimo protų. Tėvai, bendrojo lavinimo bei tikybos mokytojai ir daugelis kitų suaugusiųjų patys to nežinodami pasitarnauja mano tikslui ir padeda man sunaikinti vaikų įprotį mąstyti patiems. Jie dirba savo darbą įvairiais būdais, nė neįtardami, ką jie daro vaikų protams arba kokia yra tikroji vaikų klaidų priežastis. Ar kada teko girdėti, kaip tėvas arba motina užbaigia vaiko sakinį? O gal teko matyti, kaip tėvas arba motina atlieka vaiko namų darbus? Pamenate tas gamtos mokslų parodas, kai būdavo akivaizdu, kad vaikams kažkas labai padėjo, ruošiant jų gamtos mokslų projektus. Mama ir tėtis galėjo padėti šiek tiek per daug, tačiau giliai širdyje jie žino, kad jų vaikas yra dėkingas už pagalbą ir pripažįsta, kokie puikūs tėvai jie yra. Tiesa, iš tiesų vaikas gali galvoti, mama ir tėtis nemano, kad aš tai galiu padaryti vienas pats, tai kam vargintis? Galiausiai tokia tėvų pagalba sunaikina vaiko pasitikėjimą savimi. Leisdami vaikams iš tikrųjų vadovauti, tėvai padeda savo vaikams išvystyti įprotį mąstyti patiems. Aš užvaldau žmonės, kol jie dar yra jauni, kol dar nemąsto savarankiškai pasinaudodamas tais, kurie jais rūpinasi. Man ypač reikia pagalbos iš tų žmonių, kurie moko vaikus religijos, nes būtent čia aš palaužiu nepriklausomą vaikų mąstymą ir padedu ugdyti plaukimo pasroviui įprotį, supainiodamas vaikų protus su neįrodomomis idėjomis apie pasaulį, apie kurį jie nieko nežino. Būtent čia aš pasėjau vaikų prote didžiausią baimę iš visų – pragaro baimę. Vaikai užauga, bet jie ne visada išmoksta galvoti savarankiškai. Kai tik užimu vaiko protą per baimę, aš susilpninu to vaiko gebėjimą samprotauti ir galvoti savarankiškai. Ir ta silpnybė nepalieka vaiko visą gyvenimą. Viskas, kuo galiu pasinaudoti, kad pasiekčiau tikslą, yra sąžininga. Manęs nestabdo tokie kvaili apribojimai kaip tai, kas yra teisinga ar neteisinga. Man tai atrodo teisinga. Aš pasinaudoju visomis žiniomis, žmogiškomis silpnybėmis, kad užvaldyčiau žmogaus protą. Aš pasirūpinu, kad tėvai išmokytų vaikus tikėti tuo, kuo tiki ir tėvai, įskaitant religiją, politiką, santuoką ir kitus svarbius dalykus. Kaip matai, tokiu būdu, kai aš užvaldau žmogaus protą, galiu lengvai įamžinti šią valdžią, pasirūpindamas, kad tas žmogus padėtų man tai įtvirtinti savo atžalų prote. Aš paverčiu vaikus pasroviui plaukiančiai žmonėmis, kai jie seka tėvų pavyzdžiu, nes daugumą jų aš jau užvaldžiau ir visai amžinybei pavergiau savo tikslui įgyvendinti. Kai kuriuose pasaulio dalyse aš užvaldau vaikų protus ir nuslopinu jų valios galią lygiai taip pat, kaip žmonės palaužia ir pavergia menkesnio intelekto gyvūnus. Man nėra jokio skirtumo, kaip bus nuslopinta vaiko valia tol, kol jis ko nors bijo. Aš pateksiu į jo protą per tą baimę ir apribosiu vaiko nepriklausomo mąstymo galią. Aš negaliu egzistuoti tų žmonių protuose, kurie tiksliai mąsto. Aš nieko prieš, kad žmonės mąstytų tol, kol jų mąstymas yra grindžiamas baime, suvaržymu
beviltiškumu ir destrukcija. Kai jie pradeda mąstyti konstruktyviai ir savo mąstymą grindžia tikėjimu, drąsa, viltimi ir tikslo aiškumu, jie taip pat tampa mano priešininkų, sąjungininkais, todėl aš juos prarandu.